Sekmadieniais mes girdim Dievo žodį tryse skaitymuose. Iš Seno testamento, iš Naujo testamento paprastai Pauliaus laiškuose ir iš Evangelijos. Iš to šiandien mes turim tris mintis. Leiskit man pradėti su antru skaitymu. Dabar jau 9 metai aš arba kitas brolis, mes dirbam kartu su atsakingaisiais iš jų tarpe, su išskyrusiais. Kiekvienus metus 17 vakarų seminaras. Aš turėjau suprasti, kad čia Lietuvoje ir kitose kraštuose yra panašiai. Apie 70% visų sutuokusių žmonių išsiskyrė. Kitais žodžiais, ir tai skamba baisiai, yra normalu būti išsiskyrę. Kodėl? Ar vestuvės ir santuokos yra nebe šiuolaikinė gyvenimo būdas? Arba mums žmonėms trūksta ką nors? Galbūt mes esam, aš prisimenu, kaip aš buvau vaikas, aš mėgdavau žaisti su vilkeliu. Žinot? Ir vilkelis, man atrodo, yra labai neblogas palyginimas, kaip mes žmonės kartais gyvenam. Sukasi. Bet tik aplink save. Ir liksim ten, kur buvom anksčiau. Nėra tikro progreso. Iš to mes galim suprasti, kad Paulius sako, ir tai yra sunkus žodžiai. Kai jis kalba apie tai, kad būtų geriau nesusituokti. O Pauliau, ką tu šneki? Jis žiūri į paskutinę galutinį dieną. Jis žiūri į tai, kad mes einam link Dievo. Aišku, jis pakankamai protingas žinoti, kad žmonėms reikia naujo gyvenimo. Bet jis irgi supranta, kad tai negali būti be tikros meilės. Ir tikra meilė negali būti be pasitikėjimo. Ir pasitikėjimas negali būti be ištikimybės. Aš tai tikrai nesakiau kaip provokacija. Aš tai sakiau, ir dabar mes žiūrėkim kartu į pirmą skaitinį. Kiekvienas iš tų apie Mozė sakė, viešpats tavo Dievas pažadins tau pranašą iš tavo tautiečių. Tokio pranašo mums reikia. Ir aš drįstu sakyti, kiekvienas iš mūsų galėtų būti, jeigu jis arba jį atvira Dievui, gali būti pranašas būtent tiesos liudininko arba liudininkė. Ir taip, ir tik taip mes kitaip ne. Suprantame, ir dabar mes žiūrime Evangeliją.
Dievo galybė. Ir vėl mes geriau suprantame šitą realybę, jeigu mes žiūrime į save, į savo aplinką ir prisiminame, kad dažnai mes esame kaip virkeliai. Ir negalime, arba nenorime, aš nežinau, žiūrėti į Dievą kaip savo gyvenimo. Jeigu taip, tiktų ir mums suprasti, kad viešpats Jėzus ne tik skelbia, bet yra naujas mokslas su gala. Broliai, seserys, šitame tikėjime pradėkime iš naujo gyventi su juo, kad jis būtų mūsų gyvenimo centras. Meilėje, ištikimybėje